Taigi šiandien pademonstruosime, kaip reikia praplauti aušinimo pečiuką ir paruošti automobilį žiemai. Viso iš to darbo tikslas yra padaryti tai, kad automobilio pečiukas pūstų karštą orą. O jeigu pučia nepakankamai karštą, kad pūstų į karštesnį. Nes vėlgi laikui bėgant arba naudojant tam tikras hermetinės priemonės, kurios yra skirtos užklijuoti pratrūkusius radiatorius ir panašiai, yra užkemšamas aušinimo pečiukas, ko pasekoje yra labai prastai šildomas salonas automobilio viduje. Šiandien pabandysime parodyti, kaip reikėtų jį praplauti ir kokiom medžiagom remtis ir koks tai būtų procesas. Bent jau tai, kaip darome visą šitą procesą mes. Taigi, pats pirminis dalykas, kurį reikėtų padaryti, tai prieiti prie pečiuko šlangų. Reikalinga yra atsijungti visas pečiuko šlangas. Paprastai jos yra dvi, viena įėjimo, kita išėjimo. Taip kad šiuo atveju mes atjungiame vieną šlangą nuo vieno pečiuko įėjimo ir antrą nuo šito. Sekantis etapas būtų pasijungti naujas dvi šlangas ant šitų dviejų angalių, tam, kad būtų įmanoma jas praplauti. Tai apie tai parodysime sekančiame video.